žinai, žiūrėsim, Taip, kur nuneš. su tiekme. Mes tikriausiai jau dabar live reikėtų pasitikrinti. O tai kiek metų tu esi? Ne, dar turi būti toks atsirasti užrašiukas. Kiek metų jau tu tame esi, aš kalbu apie coachingą. Iš tikrųjų nedaug, aš visai nesenai, galbūt 2 metų. Nu, tai jau vis tiek. Nu, taip, panašiai. Kiek ten 8 mėnesiai, pas jūs ten 7 studijos, ta prasme? Jo, 8 mėnesius prastudijavom ir paskui jau pasileidom per laukus. Tai sveiki grupiokai, turėtume mes būti jau live. O nebūna čia, nes paprastai Zoom'e iššoka tas. Jo, kas tam live streaming, jo. Va, viskas yra. Turi mane. Aha, mes live jau, tikriausiai kuris laikas jau girdi, kai mes šnekam. Bet viskas tvarkoj. Tai sveiki grupiokai, labai lauktas pokalbis su Žydrūnu. Labai stengiausi ruoštis, prisiruošiau scenarijų 1, 2, 3 ir kai reikia šnekėti, tada iš tikrųjų tie scenarijai visi maišosi ir nieko neatsimenu. Tai nieko čia neprikalbėsi, mes turim šiandien svečią, Žydrūną Sadauską, kuris iš tikrųjų, Žydrūnai, prašei save pristatyti taip kukliai knygų rašytojas, knygos pas tave tos, kurios keičia gyvenimo kokybę, bet aš iš tikrųjų gal pirmą kartą apie tave išgirdau prieš kelis metus kaip veidoskaitos specialistą. Ir iš bazinio veidoskaitos kurso aš atsimenu, kad buvo tokia mintis, kad Žydrūnas pagal savo veido bruožus vis tik jaučiasi patogiau nekalbėdamas. Bet pasižiūrėjus į tavo knygų pristatymus, kažkokias paskaitas, tai nepanašu. Toks vaizdas, kad neduok pavalgyti, duok pakalbėti. Tai vat, kaip tu nulaužiai tą gamtos kodą? Tai skirstom klausimą į kelias dalis, reiškia. Sveiki grupiokai, beje. O kokie čia grupiokai, jeigu nepaslaptis? Čia kas? Čia visi tie grupiokai, kurie nori drąsiau kalbėti. O, tai reiškia, čia specializuota grupė. Tai sveiki grupiokai, kurie norit išmokti drąsiau kalbėti. Ir šiandieną pabandysim, reiškia, susidėlioti, kas yra tas drąsiau kalbėti. Tai dabar pradėsiu nuo pradžių, dėl ko aš ten prašiau, kad mane kukliai pristatytų. Vieną kartą, kalbant apie tą pačią veidoskaitą, turėjau tokį mokinį, reiškia, ir pas mus, kaip paprastai ateina mokiniai į mokymus, tai ten būna, reiškia, parašykit, kaip čia atsidūrėt, kas esat, ką veikiat ir taip toliau. Jo prisistatymas ir visų diplomų išvardinimas užtruko, gal kokie 2 ketvirtukai. Ta prasme, ten komentarai reikėjo dalinti iš 3 dalių ir nes nevežė Facebookas. Bet dabar pabandykim pabūti sąžininkai, ta prasme, kada žmogus yra užsidengęs ten 18 000 titulų, tai tas žmogus bando kažką tai paslėpti. Tai kalbant apie tą žmogų, ta prasme, jisai buvo prisidėjęs daug visokių ten tų dvasinių ir visokių kitokių ten reikia išmeikyti ten titulų, bet iš tikrųjų tai jisai viskas, ką jisai darė, tai jisai bandė pridengti savo tą vidinę tuštumą, reiškia, tais išoriniais papiriukais, diplomais ir taip toliau. Nežiūrint į tai, dar visai neseniai, ta prasme, aš irgi buvau tas, kuris niekaip negalėjo savęs įbrėžti vieną sakinį, tai reiškia buvo knygų rašytojas, tada unikalių metodikų, kurios, reiškia, leidžia nekontaktuojant su žmogum atskleisti žmogaus talentus, potencialą, bla, 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 ten treneris, mokytojas. Tada ten tokių, ta prasme, aš dabar ką tik kritikavau tą berniuką, bet ta prasme, to berniuko gabaliukas pas mane irgi buvo. Tai čia pirma dalis. Dabar grįžtant prie to, dėl ko prašiau vėl kukliai. Ne per seniausiai, reiškia, man teko sudalyvauti vienoje ir kitokiai coachingo sesijoje, kur mes žaidėm su metaforiniam kortom. Ir man buvo liepta ištraukti kortas, kurios yra mano, reiškia, praeitis ir mano dabartis. Žinok, aš ištraukiau tą kortą ir toje pirmoje kortoje buvo tokia kaimo merga tokia, 2 eurai, ta prasme, žinai, tokia kaimo merga. Aš žiūriu tą kortą ir sakau, tai coacheriai, sakau, čia ne aš. Jis sako, kodėl? Sakau, ta kaimietė, tai ne aš, sakau. Po to šitą visą reikėjo traukti sekančią kortą, kuri yra, kaip tu save prezentuoji. Ir ten buvo tokia pipa pūsta lūpa. Ir aš sakiau, aš čia to labiau ne aš. Tada mane pasivedė tą coacherę prie tų kortų ir sako, žiūrėk, ant stalo guli visos kortos, pasirink kokią nori. Aš įsirinkau tokią akademinę, ten vyrukas su akiniais, ta prasme, su tokiu gražiu, žinai, nesmokingas, bet ta prasme viskas fainai. Ir manęs tada klausė, sako, o tau šitą kortą ką prezentuoja? Sakau, aš ten tas, kuris, sakau, turi sužinoti bet kokį atsakymą, turi viską išsiaiškinti ir panašiai, tada sudėti į sistemą, tada pateikti kitiems. O jinai manęs išklausė skandriai ir klausė, sako, o tu be tų žinių esi kas? Kaip, sakau, reikia sužinoti. Ne, sako, va dabar šitą viską patraukiam, sako, ir kas esi tu? Oi, aš taip ir nepriėmiau to kortų, grįžau namo, visą naktį nemiegojau.
Bet ryte atsikėlęs, ta prasme, pasiskambinau tai kočerį, sakau, dėkoju, sakau, aš esu ta kaimietė, kuri nieko nežino, bet apsimeta, kad viską žino. Tokia forma buvo nuimta mano tokia pakankamai didelė kaukė, o aš visiems esu žinomas ir prezentuojamas kaip kažkoks žiniukas. Ir dabar labai keistai skambės, ir aš tai sakau viešai, nes nebijau to sakyti, čia mano šešėlis. Tai reiškia, kad aš dabar einu į tą būseną, kuri vadinasi, aš nieko nežinau. Ir tai nėra povyza, kad ta prasme nieko. Yra tos žinios teoriškai taip, kurias surinkęs prieš tai, yra tos praktinės žinios. Bet žinai, vat, kada kalbi su žmogum, ta prasme, ir jis iš karto duoda 100 tavo atsakymą ir liktai viskas fainai, teoriškai, galbūt ir praktikoje tai patikrinta, bet tose žiniuose nėra širdies. Ir kada aš tą reikalą įsisąmoninau ir pabandžiau tą reikalą taip pabandyti iš tos pusės, kad aš nežinau, ir tu įsivaizduoji, man antrą dieną parašo mergina, ten pažįstama iš Klaipėdos, pas ją yra bipolinis sutrikimas, jinai kartą 3 mėnesius gulasi ligoninėje, jie leidžia specialius vaistus ir panašiai. Ir jinai sako, Žydrūnai, man panikos atakos, ką daryti? Ir aš pirmą kartą gyvenime tokia ramia sąžinė, taip sunkiai sergančiam žmogui sakau, aš nežinau. Aš sąžininkai nežinau, prieš tai ten, žinai, būčiau sudėjęs technikų, kvėpuok, ten daryk tą, daryk aną, o paskui stop. Aš iš tikrųjų nežinau. Aš tik prisidengčiau tom kažkokiam teorijom, kurias esu kažkur susirinkęs, bet kaip gydomas yra bipolinis, ta prasme, aš tikrai nežinau. Tai va, tai dabar aš vis labiau praktikuoju tą aš nežinau ir šiandien mes pabandysim kalbėti iš to aš nežinau, tai nėra poza. Sąžiningai sakau, ta prasme, va, tai va, ir bandau atsakyti, reiškia, kad kalbant apie mano tą kalbėjimą, aš pakankamai daug ir pakankamai ilgai, atsiprašau, gyvenime vadovaus tokia nuostata, kad geriausias charakteris yra jokio charakterio. O ką tai iš tikrųjų reiškia, nu čia iš zen filosofijos pareina, bet jo esmė ir buvo tokia, yra pakankamai daug žmonių, kurie yra intravertai, tai aš esu intravertas. Intravertas tai reiškia, labai gerai jaučiuosi, kad esu vienas, labai gerai jaučiuosi, kad gyvenu kaime, o ne mieste. Nu, ir ekstremaliam variante tai būtų, kai pas mane ateina paštininkė, aš bėgu į mišką, kad su ja nesisveikinti. Čia tas ekstremalus intravertas. Nėra tai baisiai, pasikalbam su paštininkė, bet aš šitą pusę ir spaudžiu. Techniškai aš esu intravertas, kuris nulaužė save ir išmoko būti ekstravertu. Ar aš dabar tom didžiuojas, ta prasme, ir kas man iš to? Iš tikrųjų didžiuojas ir paaiškinsiu iš kurio galo. Jeigu aš nebūčiau šito padaręs, šiandien aš būčiau tas, kuris gyvena kažkur tai miške, pamatęs paštininką bėga į mišką, į kurią pusę aš spaudžiu. Va tų visų patirčių, kurios buvo, iki šiandien, ta prasme, jų nebūtų buvę. Tai dabar atsakant į klausimą, ta prasme, ar verta save laužyti ir išmokti kažko? Žiūrėkime, labai paprastai, techniškai ta vieta, kuri pas jūs yra silpna, nu, pavyzdžiui, negalite viešai kalbėti, negalite to daryti, negalite ano daryti, ta prasme, tai tas automatiškai yra jūsų apribojimas. Jūs neprivalote taip išmokti, reiškia, ir būtent tame, kur jūs save kankinat, bet būtų labai fainai, kad būtų galima tai naudoti, žinai, kaip aplikaciją. O, dabar man reikia pakalbėti, įsijungiau, pakalbėjau, išsijungiau, nes ir dabar techniškai aš gyvenu Kauno rajone, tai yra ne pačiame mieste, ta prasme, netoli yra miškas, nu, toks turinį, aš ir esu tas legalus intravertas, bet kuris, kai reikia, gali įsijungti ekstravertą ir nu, normaliai pakalbėti. Tai va, tai aš manau, kad, bet čia matyti vyriška pozicija, sako, merginom galbūt tai nėra privaloma, bet šitą visą, vis dėlto geras charakteris yra tas, kuris neturi kliučių. Tai reiškia, aš galiu būti ir intravertas, ir ekstravertas, ir sangvinikas, ir ten pesimistas, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Tada aš gaunu tokią universalią programą, su kuria galima kažką tai veikti. Prie kitų aplinkybių viskas priklausys nuo aplinkybių, reiškia, kurios mane galbūt apribos, galbūt išskleis ir panašiai, ir panašiai. Tai aš manau, kad jeigu taip rezimuojant į šitą reikalą, ta prasme, kad kiekvienam tai yra asmeniška ir kiekvienam savo reikėtų atsakyti klausimą, kiek iš tikrųjų aš noriu eiti iš tos komforto zonos. Jeigu tas noras yra, tai tada automatiškai vienareikšmiškai taip. Net jeigu gyvenime niekada to nenaudosiu, ta prasme, vien tik tai to gebėjimo turėjimas, sakau, jisai kaip čia, nu ir durų daugiau atveria ir jautiesi geriau, ta prasme, toks, nes mūsų vis tiek tas pasitikėjimas ir ypatingai pas vyrus, jisai priklauso nuo to, kiek aš galiu sumedžioti briedžių, kiek aš galiu išeiti iš tos komforto zonos. Tai tada automatiškai reiškia, aš esu tas, kuris nulaužia apribojimą, o ne aš esu tas, kuris priklausomas nuo to apribojimo. Nežinau, ar atsakiau, čia labai plačiai mes nuėjom, bet šitą visą kažkaip taip. Tai iš to viso platumo, aš manau, visi išsirinks, kas kam ko reikia, kas ką išgirdo, tas ir svarbiausia. Būti intravertu yra pasiteisinimas nekalbėti, aš tą išsinešiau. Ne, čia ne visai pasiteisinimas, yra, aš toj sekundėlę. Va, yra tokia auksinė knyga. Karlo Gustavo Jungo, čia yra tokie vadinami psichologiniai tipai. Ir Karlas Gustavas Jungas yra tas žmogus, kuris sugalvoja tą visą archetipų sistemą, tos šešėlinius, reiškia, ten viskas apie tai. Aš labai daug apie tos archetipus kalbu. Bet skaitant šitą knygą, pačioje pradžioje yra parašyta, ta prasme, čia jo visas suvokimas yra reziumuojamas.
Jisai sako, kiekvieną kartą, kai į tavo kabinetą užeina pacientas, čia jis kalba iš tos psichologinės brūkšnys psichoterapinės pusės, pirmas dalykas, ką tau reikia įsivardinti, ar žmogus yra intravertas ar ekstravertas. Ir paaiškinsiu, ką tai reiškia. Bet čia dabar ant stalo yra pelytė. Intravertas su pelytė turi santyki, kuris nėra tiesiogiai susijęs su pelytė, bet labiau yra tas emocinis santykis, kuris eina iš jo vidaus. Ekstravertas turi išorinį santykį su daiktu. Pabandysiu paaiškinti, prasme, reiškia, jeigu tu intraverto paprašai apibūdinti stalą, jisai pradės nuo tokių momentų, kaip stalas mielas, jaukus, man primena kažką tai, mamą, kaimą, močiutę, nesvarbu. Ja? Ekstravertas, ta prasme, pasižiūrė į stalą ir sako, pigus rūbai, siūstas iš Kinijos, truputėlį nuskilęs kampas, ta prasme, aš noriu, kad esmę pagautų. Tai reiškia, yra du pagrindiniai žmonių tipai, tai yra intravertai ir ekstravertai. Intravertai yra savyje. Ir jie iš savęs turi santykį su išore, su daiktais, su aplinka, su žmonėm pagaliau ir panašiai ir panašiai. Va, ekstravertas yra tas, kuris yra išoriai ir santykį kuria būtent per išorę. Abu variantai yra geri, bet abu turi savo pliusų ir minusų. Intravertas, reiškia, ta prasme, remiasi į save ir dėl to yra labiau ribotas gebėjimus socializuotis. Ekstravertas priešingai turi labai gerą gebėjimą socializuotis, bet nemoka kurti to gilaus ryšio. Tai reiškia, jisai ne per santykį, jisai labiau per kiekį. Tai iš to ir gaunasi, kad vien tik gebėjimas iš išorinių požymių, ar tai būtų apranga, ar tai būtų kalbėjimas, ar būtų dar kažkas, tai nustatyti intravertas, ekstravertas, sakau, tada jau galime pradėti kalbėti to žmogaus kalba. Tai dabar klausimas toks yra, ar abudu gali kalbėti? Abudu gali kalbėti. Ekstravertas labiau bus tas teorinis, kuris surinko tas žinias išoriai, intravertas labiau dalinsis apie savo santykį su tom žiniom, jeigu pagauni tos skirtumus. Tai va čia iš to ir gaunasi, ta prasme, kad sakau, toks liktai nereikšmingi tie du tipažai, bet jie labai ryškiai iš karto paskirsto žmonės, į kurią pusę jie eina. Ir kalbant vien tik tai iš intraverto ir ekstraverto, mes, sakau, galim visus jau iš karto segmentuoti, kur jie bus, kaip jie jausis, kur bus jų apribojimai ir panašiai ir panašiai. Tai kalbant apie viešą kalbėjimą, mažiausiai apribojimų turi ekstravertas. Jam tai tiesiog natūrali būsena, ta prasme, buvimas tame, kalbėjimas. Tai aš manau, kad šitoje grupėje čia yra tų mažiausiai, tiesiog logiškai spėjau. Dėl ko? Jie neturi tos problemos, tai reiškia, automatiškai nemato, kam dabar čia to reikėtų, reiškia, ir nežinau, skaičiai, sunku skaičiuoti, reikia visus pasižiūrėti, bet šitą visą manau, kad vis dėlto didžioji dalis, ta prasme, čia bus intravertai. Tai sveiki intravertai, neišsigąskit, galite išjungti ekranus, jausitės ramiau, saugiau. Jeigu visai nesaugiai jausit, galite kažką tai įsikibti, ja? Priduoda dar saugumo, stabilumo ir panašiai ir panašiai. Tai nesvarbu, iš tikrųjų, jeigu ir turim ekstravertų, bet ir visi intravertai, ekstravertai, jeigu kažkas turit klausimų, galit parašyti, Žydrūna žadėjo atsakyti, kiek spėsim. Dabar tada Žydrūnai nenukrypstant ten į kažkur psichologinius dalykus, tu man pasakok apie save. Sugalvoji perlaužti save. Nuo ko pradėjai? Susidėjo pačios aplinkybės. Aš, ta prasme, kažkada tai buvau tas žmogus, kuris dirbo truputėlį kitoje srityje, tai reiškia, buvau labiau susijęs su internetu, su marketingu, ten ir panašiai ir panašiai. Va, ir manęs netyčia paprašė, sako, gal tu gali, sako, paskaityti, nes aš buvau baigęs Londono universitetą, reiškia, Kingstono universitetą Londone marketingo studijos, tai ten žinios tokios biškai geriau negu čia Lietuvoje, nes čia Lietuvoje išmokstam nusirašyti, ten išmokstam suvokti. Nesvarbu. Ir idėja buvo tokia, sako, gal tu gali papasakoti apie tam tikrus tos dėsnius, dalykus ir panašiai, sako, ten kažkokioje viešoje prezentacijoje būtent tos įmonės. Nežinau, salėje buvo gal 30 žmonių, gal 40, visi tos srities profesionalai, man reikėjo papasakoti. Ir aš jums sąžininkai sakau, mano pirmas pranešimas tai yra išėjo vyrukas, atrodė kaip prisišykęs į kelnes, ta prasme visą tą laiką atstovėjo, kūnas nejudėjo, kalbėjo automatu, nugarą prakaitavo, bet niekas to nematė. Va, ir čia tas pirmas blynas, ta prasme, buvo didžiulis stresas, ten daug tokio, kaip čia pasakyti, jaučiausi blogai, nes tiesiog, ką pasiruošiau, tą ir iškaliau. Paskui ten po to visada būna tos bangos, to nepasakiau, to nepadariau, to nepaminėjau, bet šitą visą kažkoks tai viduj buvo tas, būtent po šito toks sadomazochistinis, tas toks nublemba. Žiauriai baisu, bet žiauriai įdomu tuo pačiu metu. Ir po truputėlį pradėjau čiupinėti ir tada pirmas dalykas, kurį supratau, tai buvo tas momentas, kad šiaip techniškai tai aš nemoku gražiai kalbėti, kalbant apie viešumą. Klausimas, kaip tai galima padaryti. Tada įsiaiškinau, kad yra tokie Toastmaster klubai. Toastmaster klubai, tai čia yra visur. Dideliuose miestuose Lietuvoje yra, gal ir Panevėžyje yra, spėju, turėtų logiškai mąstant būti. Ir šita visa tai yra tokie klubai, kur susirenka visi žmonės, kurie turi viešo kalbėjimo problemą. Bet mano tas labiau buvo ne tiek, kad aš bijau ten lipti ant tos scenos, ne, čia iš vyriškos pusės tikriausiai nebuvo baisu,
Bet šita visa suvokimas, kad aš negaliu kalbėti, kad aš negaliu, kaip čia, atsipalaiduotame kalbėjime, nežinau kažkokių tai kalbėjimo dėsnių ir panašiai ir panašiai. Nu va, ir reiškia, stovi tą Toastmaster klubą, ten visi tokie susirinkę, vienas bijo scenos, kitas nemoka kalbėti, trečias ten dar kažko, tai tarsi visi, grubiai kalbant, tai yra kompleksuotų žmonių klubas, bet tas kompleksas yra vienoj temai, tai yra kažkaip susijęs su viešu kalbėjimu. Nu va, ir ten išmokino mane labai gerai laužyti liežuvį. O kas yra laužyti liežuvį? Tu įsivaizduok, pavyzdžiui, viena iš užduočių tai buvo, reiškia, tau paduoda kažkokį objektą ir tu turi 3 minutės laiko, kad pasiruošti tam, kad apie jį pasakyti gražią kalbą. Ir, pavyzdžiui, man padavė degtukų dėžutę. Nu ką su tai degtukų dėžutė, ta prasme. Tada aš pasiėmiau tą degtukų dėžutę, žiūriu, nu ką čia iš jos galima išlaužti. Pasiėmiau degtuką, užsidėjau, galvoju, o, gali jis tai ir deginti, gali ir šildyti, ir po truputėlį, ta prasme, sudėjau tokią gražią istoriją, kad viskas priklauso nuo konteksto, kuriame mes naudojam tos degtukus, ta prasme, tai gali būti ir šviesa, tai gali būti ir žala, ir bla, 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 bla. Va, ir buvo tokia visai vykusi kalba, bet labiau supratau tą momentą, žinai, kad vat būtent dabar, kai, sakysim, pavyzdžiui, kalbu kažkur tai viešai, dabar mes, pavyzdžiui, kalbam šitą visą, aš vat būtent savo to ne viešo, bet atsiprašau, vidinio santykio su klausimu ir ieškau. Tai dabar kalbant apie tą patį pirmą dalyką, ką susidurs visi mūsų intravertai, kalbant apie viešą kalbėjimą, tai yra scenos baimė. Vat pagrindinis dalykas, kuris bus pats pirminis, tai yra scenos baimė. Tai klausimas, kaip ją nulaužti. Ją nulaužti iš principo reikia 2 būdais. Pirmas iš tų būdų tai ir yra. Juk pagrindinis dalykas, ko jūs bijot, tai yra ne scena. Jūs bijot to, kad jūs kritikuos, nes jūsų kalba buvo nevykus ir panašiai ir panašiai. Ok, jeigu mes dabar išeinam iš to, klausimas, kaip tai galima nulaužti. Labai paprastai. Tai pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, reikėtų prasipratinti prie pačio jausmo. Aš manau, kad visi turit galimybę kažkur tai būti tokioje vietoje, kur yra kažkokia tai salė ir galima tiesiog užlipti ant scenos, o salėje dar kol kas nėra žiūrovų. Kai jūs užlipsite ant tos scenos, jūs tą jausmą jau iš karto pajusit. Tai vat, pirmas dalykas, ką reikia su tuo padaryti, tai pabandyti pabūti su tuo jausmu, stebint tą jausmą, reiškia priimti jį savyje. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu pakalbėsit su bet kokiu žmogum, kuris yra, pavyzdžiui, aktorius, asmeniškai pažįstu Utenos kamerinio teatro aktorę, kurie yra virš 100 vaidmenų, ir aš jos klausiu vieno paprasto dalyko, sakau, tu dabar lipi ant scenos, sakau, baimė dar yra, jinai sako, baimė yra visada. Klausimas yra tik tai toks, ką aš su ją darau. Tai pat į tą pusę ir spaudžia tas jausmo prieimimas, leidžia po truputėlį daeiti iki to momento, kur tu susidraugauji su viešo kalbėjimo baimė. Ir tas jausmas ir pas mane asmeniškai jis niekada nedingsta. Nu taip, dabar yra tie visi onlininiai tapsi dalykai, tai jo čia faktiškai nėra, bet kiekvieną kartą, kada tu fiziškai lipi ant scenos, baimė yra visada. Ir dar koks yra įdomus paradoksas. Kuo didesnė yra ta baimė, tuo geriau pavyksta kalba. Yra buvę 2 kartai mano gyvenime, kada dariau pranešimus, to prasme nebuvo visiškai baimės ir aš pats stebėjau, kodėl. Techniškai, oficialiai tie pranešimai buvo geri, bet juose nebuvo širdies. Nu, va tiesiog toks, žinai, vėl kaip tas robotukas pirmą kartą, prasme, tu kažką kalbėjai, fainai, bet tu neužsidegiai pats ir tu neuždegiai kitų. Ir tai jaučiasi. Tai va, tai šitą visą, su baimė viskas yra ok, su ja reikia susidraugauti. Jos negalima išmesti, jos neįmanoma išmesti, jos neįmanoma visiškai atsikratyti, ne, bet prie jos įmanoma priprasti. Ir va, tą pratinimas, ta prasme, galima daryti įvairiausiais būdais. Dar, va, jeigu pas jūs ypatingai yra ta, reiškia, viešos kritikos baimė, kad jūsų pranešimas bus nevykęs, tai tas momentas yra sprendžiamas dviem būdais. Pirmas būdas tai yra, jeigu jūs užlipot ant scenos, ir iš tikrųjų tai yra pirmas kartas ir jums baisu, viskas, ką reikia padaryti, tai yra nuginkluoti auditoriją. Nuginkluoti auditoriją tai yra garsiai pasakyti, labą dieną, šiandieną kalbėsiu pirmą kartą, labai bijau, atsiprašau, ten garsiai neteiskit ir panašiai ir panašiai. Ir tada tu sužinai, kad salėje sėdi vien tik mamos ir tėčiai, nes visi tave atjaučia, nesvarbu, kaip tu ten kalbėjai, ką tu ten darai ir panašiai ir panašiai. Bet ir pačiam tada lengvai, nes gaunasi reiškia, kad tu savo tą baimę išsitraukia į viešumą ir kažkuria prasme galima sakyti, tą šešėlį, o tai ir yra ta baimė, reiškia viešo kalbėjimo, tu priėmei. Antras momentas yra jau čia ekstremali technika, bet šita visa labai irgi veiksminga. Reikėtų susirasti seną neveikiantį lygintuvą ir savo rajone tempti per tą rajoną, reiškia, duodant visiems suprasti, kad tai yra tavo šuo. Visi tau išreikš savo kritiką, savo jausmus. Ir tada bus lygiai tas pats jausmas, kai būtų ant scenos, kada tu susimali, reiškia, tau nepavyko kalba. Bet šitą visą praėjus su šituo jausmu, sakau, paskui ta kritika pasidaro, teritorija PH. Čia ekstremalus. Terapeutą nereikia užsukti. Ne, paprastai jau terapeutas važiuoja į svečius. Specialiai kažkur sukti nereikia, tai va šitą visą variantą yra daug. Bet esminis dalykas yra toks, kad šitą visą prie visko galima priprasti. Dar ekstremalesnį dalyką pasakysiu, yra tekę dirbti su žmonėms, kurie bijo lifto, uždaros talpos, reiškia, liftas krenta, nekrenta ir panašiai ir panašiai.
Kaip mes nugalėjom lifto baimę? Tada to žmogaus klausiu, sakau, klausyk, sakau, tu galėtum prieiti prie lifto mėnesį laiko kiekvieną dieną, sakau, prieėjęs prie lifto, nieko nedaryti, tiesiog pastovėti minutę laiko. Galėčiau. Jie praeina tas mėnuo, sako, kas toliau, sako, dabar tu prieik prie lifto, sako, prieėjęs prie lifto, paspausk mygtuką, bet dar nevažiuok. Mėnesį laiko jisai vaikšto prie lifto, spaudžia mygtuką, dar nevažiuoja. Tada po mėnesio laiko, ta prasme, jis turi, reiškia, paspausti mygtuką, įdėti vieną koją į vidų, kol durys dar neužsidarė, ištraukti tą koją, ta prasme, taip lygiai mėnesį laiko. Finalas toks, po pusės metų jisai važiuoja liftu. Bet klausimas, iš tikrųjų, tikram tam gilį, kas čia iš tikrųjų įvyko, visą tą darydamas, jisai galvoja, kad jisai valgo tą reikalą gabaliukais. Ne, jisai visą tą laiką pratinosi prie to jausmo, prie tos baimės. Ir dabar jisai kyla liftu, ta prasme, ar išnyko ta lifto baimė? Ne, bet jisai prie jos priprato. Tai techniškai, jeigu taip labai paprastai rezumuojant, reiškia, ar tai būtų viešas kalbėjimas, ar tai būtų liftas, ar būtų dar kažkas, tai mes vengiam to nepatogaus jausmo. Ir tas kiekvienas nepatogus jausmas, jisai turi savo labai aišku adresatą. Vienam tai bus kritikos baimė, kitam tiesiog scenos baimė, trečiam dar kažkokia tai baimė. Kada aš tiksliai žinau, kokia yra tai ta mano baimė, aš su tą baimę atskirai galiu tvarkytis, ką aš ir minėjau per lygintuvą, jeigu tai kritikos baimė, per kitus, reiškia, per kitas praktikas, bet esminis dalykas yra toks. Viskas, ką jums reikia daryti, tai pratintis prie tos baimės. Yra tokių žmonių, kurie pratinosi prie viešo kalbėjimo irgi per tą pačią lifto techniką, bet gabaliukais. Ką tai reiškia? Pradžioje pasisodino savo katinus, ta prasme, ir katinams skaito paskaitą. Katinams neįdomu, jie ten miega. Va, sekantis etapas yra įveda, sakysim, tokius elementus, kaip pasodino savo mamą, savo vaiką ir jau bando jiems. Okei, pažįstami, ne taip veikia ir panašiai, ir panašiai. Bet po truputėlį didinant tą savo auditoriją, tu ir vėl ką darai, nes visi galvoja taip, kad, reiškia, aš pripratau dabar kalbėti 3, paskui 6, paskui 8. Ne. Visą tą laiką pasąmoningai pats to nesuvokdamas, tu pratinaisi prie to jausmo, kuris yra baimė. Tik tiek, kad mes dabar čia apsidėjom tom technikom, žaidėm šitą visą reikalą, bet visa esmė yra būtent to jausmo priėmimas. Kada aš tą nepatogų jausmą savyje priimu, ta prasme, tada aš galiu daryti bet ką. Tol, kol jausmas išlieka nepatogus ir aš jo vengiu, kažko tai padaryti neįmanoma. Tai sakau dar kartelį, ta prasme, pabandykite, ta prasme, padraugauti su tuo jausmu. Jį galima specialiai stimuliuoti, atsakau, nuėjot užlipot ant scenos, salė tuščia, jausmas iš karto bus. Yra tekę gydyti ne vieną pavydų vyrą. Ateina, reiškia, vyrukas ir sako, tarsi, turi pavydo problemą, ką daryti. Čia automatiškai galima kalbėti apie tai, kad savivertė, tas, anas, bet šitą visą, techniškai, ko jisai iš tikrųjų bijo? Jisai bijo to palikimo jausmo, kuris atsirastų, ta prasme, jeigu jinai išeitų pas kitą. Tai čia mažo vaiko tas reikalas, ta prasme, kur jisai žmoną asocijuoja su mama. Ilga istorija. Va. Ir kaip dabar aš jį, reiškia, išgydau, aš jam sakau taip, sakau, tu kiekvieną vakarą prieš užmigdamas, sakau, įsivaizduok, kad tavo žmona šoka tavo galvoje su kitu. Ten iš karto būna reakcija, aš tai kurvai, sakau, stop tą kurvą, sakau, šoka tavo galvoje, ramiai. Va, ir tu dabar įsivaizduok. Ir jisai kiekvieną vakarą įsivaizduoja, o jausmas kūne iš karto yra. Būtent tas jausmas, kurio jisai bijo, kada ten būna, kaip, pavyzdžiui, būna pavydas, tai žmogo vaidenas, kad ten su stulpeliu pasimylėjo, kad dar kažką tai padarė. Tas jausmas jisai yra iš karto. Ir šitą visą, kada jisai stebi tą jausmą 3 savaitės, tai pasminti, ten šoka, paskui jis leidžia ten savo galvoje, jis kažko pasibučiuot, nekaltai, draugiškai ir panašiai. Va, po 2 savaičių visi man skambina ir sako, ta prasme, dingo jausmas. Ir tada automatiškai nebėra pavydo, nes jisai priėmė tą jausmą. Pats vyriausias buvo vyrukas 72 metų, su visais vyrais ten viskas buvo ok, ta prasme, bet vienintelis vyras, kuriam jisai pavydėjo, tai buvo tas klasiokas, kuris irgi kabino jo žmoną, kada jie ten buvo vaikai. Ir kada yra tik tai klasės susitikimas, jisai prisigeria, prisimena tą istoriją ir puola muštis. Išgydėm ir tą scenos baimę, lifto baimę, praradimo baimę, kokia visur yra esmė baimė. Klausimas yra toks, ką daryti? Priprast prie to jausmo. Nėra kito kelio. Vat kada aš, sakysim, ten skiriu tam dėmesį, per technikas, be technikų, jokio skirtumo, ta prasme, aš prisipratinu prie to jausmo, viskas. Problemos nebėra visiškai. O ką daryti, sakykime, jeigu nėra laiko atpratintis, vat renginys laukia, aš lipu į sceną ir viskas. Net purto nuo tos baimės. Vat, ką galima padaryti jau užlipus į sceną? Pelenės scenarijus. Kas čia? Pelenės scenarijus tai yra, ta prasme, užlipau ant scenos, neutralizuoju publiką pasakydamas, kad aš bijau pirmas kartas ir visa kita. Toliau jau yra tokie paprasti technikai kaip gudravimai. Ar jūs turėsit markerį, ar turėsit ten tą distancinį, kuris valdo slaidus ir visa kita. Jums reikia 3 atramos taško. Tai bet ką turėti rankoje, ką įsikipt. Jaučiasi žymiai geriau, galite pabandyti. Ir viskas, ir kalbat. Tai va, greitoji pagalba tai yra pripažinti viešai visiems, kad aš, ta prasme, dabar darau tai pirmą kartą, kad aš bijau, kad aš nemoku ir panašiai.
ten labai neteiskit, sakau, tada publika paprastai, sakau, labai šiltai žiūri. Ir kas yra įdomiausia, vat, kiek esu matęs tų tokių bandymų, kada žmogus viešai prisipažįsta, tikrai gaunasi geriau. Dėl ko? Jisai pats nuo savęs nuėmė tą įtampą. Nes santykinai gaunasi, kad aš turiu kalbėti, tai yra labai greitai, tas aš tam nepasiruošęs ir panašiai. Ir šitą visą aš garsiai to nepripažįstu, reiškia, aš tada viduje būsiu žiauriai įsitempęs. Bet jeigu aš jau leidau savo suklysti, tai reiškia truputėlį save nužeminti, pasakydamas viešai, kad aš nesijaučiu gerai, darau pirmą kartą ir panašiai, tada automatiškai tai įtampa nusiima. Jo, man yra tekę taip daryti, aš turėjau muziejų įvesti ekskursiją, nu ir pirma eilutė, pirmas sakinys, nu, sorry, brangieji, pirmą kartą vedu. Ir tada po šitos ekskursijos, aš atsimenu, buvo, nu, pats geriausias grįžtamasis ryšys. Šiauliečiai priejo, sakė, nu, va tas jūsų drebantis balsas, nu, buvo ta vyšnaitė ant tos ekskursijos. Nu, čia dar reikia žinoti tą kontekstą, kad šiauliečiai niekada neprieina. Nepadėkoja. Tai va, į kurią pusę ir spaudžiu šitą visą, bet pati turėjai pastebėti, jeigu prisimeni tą momentą, kada garsiai ir viešai savo pasakėjai ir jiem pasakėjai, ta prasme, viduj palengvėja. Va čia tas momentas, ta prasme, kad jau kaip čia, aš pasidaviau, pripažinau, kad esu silpna arba silpnas, ta prasme, ir dabar aš tai darau. Jeigu ten viskas dreba, ta prasme, vis tiek gaunasi, ta prasme, nuoširdžiai gerai už tai, kad žmogus neapgaudinėjo kitų žmonių. Tai va, tai čia vadinasi pelenės technika, tai reiškia, ta prasme. Dar iš savo patirties, iš tikrųjų, per tą pačią ekskursiją buvau ten tokį pasiruošus jau ten kalbą apie visus eksponatus ir tokį juokelį terpus. Pirmą kartą viskas ok, juokelis suveikė. Antrą kartą grupė ne ta, nu nejauki tyla, aš juokelį čia jau taip, ir nejauki tyla. Yra tau taip tekę? Yra tekę, ta prasme, nu, kas pas mane yra buvę kažkokiuose mokymuose, tai visada būna ten kibiras vitamino C, bet šitą visą, aš ką darau asmeniškai, ta prasme, čia nežinau, gal techniką galima pavadinti, bet niekur to nesu specialiai skaitęs, tai pats taip atradau. Aš sakysim, aš pradėjau kalbėti, aš visada testuoju publiką. Kas yra testuoju? Nu, turiu kokius 2-3 juokelius, kurie tokie pakankamai neutralūs ir ten kažkom tai neypatingi, žinai, ir aš juos paleidinėju ir žiūriu, kaip jie reaguoja. Jeigu nereaguoja, tai suprantu, kad čia publika tavo, kur kaip čia vakar visi iš laidotuvų parvažiavo, ta prasme, dabar visiems labai nelinksma, žinai, ir jie kažkaip to reikalo nenori. Tai tikrai dar pačioj pradžioje yra buvo pakankamai tokių dalykų, kur sakau, kai tu sakai, va, įvedi juokelį, ne, įvedi antrą, ne, tada jau pats įsitempi, žinai, kas čia vyksta. Va, tai šitą visą, ne, dabar jau pagaunu tos momentus, nes priekį, sakau, visada turi 2-3 tokius, kaip čia, patikrintus juokelius, kurie suveikia arba ne, ir jeigu jie suveikia, reiškia, va, su publika viskas yra ok. Pateiksiu pavyzdį, ta prasme, tokia jau grubu. Vėl tie patys veidoskaitos mokymai, kažkur tai čia organizacijoje vyksta, reiškia. Nu ir yra toks juokelis, kad jeigu pas žmogų ten visi parametrai labai stiprus, tai tam žmogui, reiškia, ta prasme, nuo pat gimimo yra suinstaliuota aplikacija, kuri atsakinga už pH. Bet aš sakau pilną žodį. Jo? Tai va šitą visą, jisai pakankamai toks stiprus, grubus ir visą kitą. Tai yra buvę tokių organizacijų, kur pasakau, kad yra tas ir tas, ta prasme, ir žiūriu, kad ten buhalteriai, direktoriai visiems nejuokinga, nes kaip taip. Va, tai tada supranti, okei, šitas kompaktinis diskas iš šono, ta prasme, šitie tokie, žinai, va ten vakarėlių bairiai, vadinkim taip, neveiks, tai automatiškai ta prasme nenaudosi. Bet paprastai pasitikrin. Turėkit savo kažkokius tokius kontrolinius, ta prasme, taškučius, per kuriuos suprasite, ar publika yra atsipalaidavusi, gyva, kontaktuojanti, ar publika kažkokia labai akademinė. Pavyzdžiui, paprastai būna, kur yra tokie trumpi pranešimai, nu, sakysim, 15 minučių, tai šitą visą, nu, ten įterpti juokelį, tai toks pakankamai sudėtinga, ten jau reikia labai būti pasiruošus tam juokeliui, išlaikyti tos terminus, pauzės ir panašiai ir panašiai. Dėl ko? Dar tavęs nepažįsta ir jie dar nepasiruošę su tavim ten, sakysim, iš karto į tą tokį atpalaiduojantį santykį, tai va tam reikia laiko. Va, bet jeigu yra kompanija, tai pas mane ten juokeliai būna kas antram, žinai, ten. Nu, ir manęs klausia, sako, dėl ko tu, žinai, ten taip mažiau darai verslui. Nu, santykinai galiu pasakyti, kad viena iš priežasčių, aišku, yra 10, bet viena iš priežasčių, dėl ko nedarau verslui, tai va, ir būtent, kad verslas jisai reikalauja tokios labiau biški akademinės. Nu, ta prasme, tokia daugiau teorijos, gražių kostiumėlių ten ir toks, va, nu, čia verslas. Va, ir kiek yra tekę būti ir Swedbank'e ir visur kitur, ta prasme, toksai, tada aš nekaifuoju. Techniškai padarau, viskas ok, bet šitą visą toks jaučiuosi kaip čia, nu, ne savo baloj. Man labiau patinka, vat, kai yra tas platesnė publika, kurie atsipalaidavus ir labiau per tos juokelius, žinai. Tai čia mano grinai maniera. O, sakykim, dabar, vat, nu, kokiam knygų pristatymas arba paskaita, ilgai ruošiesi prieš renginį?
Ne, aš tada, kai nulaužiau tą degtukų reikalą, ta prasme, vat, kai sugebėjau su degtukais 5 minutės kalbėti apie degtukus ir tai gavos tokia visai išili istorija, tai nuo to momento, ta prasme, tai nebėra problema. Antras dalykas, kur dar treniravau tą raumenį, bet jisai susijęs tarpusavį yra dabar aš pamiršau jos pavardę, bet Lietuvoje tokia rašymo mokytoja. Jinai nemokina lietuvių kalbos kaip gramatikos, bet jinai mokina būtent rašyti. Tai jinai kažką panašaus kaip su tais degtukais taikė su rašymu. Tai reiškia, jinai paduoda, pavyzdžiui, vieną sakinį, prasivėrė duris, ta prasme, ir saulės spinduliai nubloškė ten jo veidą, ir dabar tu pratęsk istoriją, žinai. Nu ir toks, va, žinai, kas ten bloškė, kur nubloškė ir panašiai, ir panašiai. Va, tai šitą visą treniruojantis rašyti, ta prasme, irgi labai padėjo va, tam prie to viešo kalbėjimo. Tai dabar tu, žinai, va, kaip čia, gali pasimti bet ką kaip objektą ir iš to galima labai mėgsti tas istorijas. Ir po to aš metus laiko turėjau tokią praktiką, jau kur sąmoningai dariau pats. O čia man patarė vienas vokiečių rašytojas, kai buvo pas mus ta pandukės laikotarpis, reiškia, tai Frankfurto knygų mugė vyko per Zoomą. Tai reiškia, buvo galima ten nueiti visokius ten vidinius pokalbius, tada, reiškia, ten čiatus ir panašiai, ir panašiai. Ir aš prisijungiau prie tos Frankfurto knygų mugės ir paklausiau vieno to rašytojo pranešimo, o jisai kalbėjo būtent apie mūzą. Nu, iš tos serijos, kad ten mūza yra pasileidusi mergina, bla, 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 klausimas, kaip ją prijaukinti, kaip čia padaryti, kad neateitų, kada tau reikia, ir taip toliau, ir taip toliau. Va, ir jo patarimas buvo labai paprastas. Sako, jeigu tu jos lauksi, greičiausiai nesulauksi, nes nu, tos socialiai neatsakingos merginos dažniausiai būna neatsakingos. Va, ir jeigu tu nori ją nulaukti, ta prasme, tu turi kiekvieną dieną bent metus laiko, ta prasme, imti rašyti apie bet ką. Tada aš metus laiko viešai, va, kiekvieną dieną, ta prasme, ėmiau ir rašiau, 3 kartus vėmiau nuo to rašymo, nu, tiesiog jau nebėra ką, nu, apie ką čia dar. Ne, metus laiko tau reikia rašyti. Bet paskui po metų laiko, ta prasme, mes su tą vadinamą mūzą rūkom kiekvieną dieną kartu ir kada reikia, aš ją labai lengvai iššaukti. Bet kokią temą. Bet kokią temą. Tai tiesiog, ar tai būtų viešas kalbėjimas, ar tai būtų rašymas, visa esmė yra treniruotis. Treniruotis tai reiškia, ta prasme, kad kuo daugiau laiko tam skirsit, tuo didesnis efektas iš to yra. Nes, pavyzdžiui, žmogus, sakysim, turi viešą kalbėjimą, bet, pavyzdžiui, kalba kartą į pusę metų, nu, čia visada jausis tos rūdis, visada jausis ta praktikos toka ir panašiai, ir panašiai. Bet jeigu tai darot bent kartą į mėnesį, ta prasme, tai tada automatiškai formuojasi. Čia, kaip čia pasakyti, mano viena pažįstama yra teisininkė ir dabar neišėjo iš teisės, jau galbūt 3 metai. Ir jis susitinka savo kolegas teisininkus ir sako, aš suprantu vieną dalyką, viskas žiauriai pasikeitė. Tai ne ta prasme, kad viešam kalbėjime kažkas ypatingai pasikeitė, bet šita visa tai yra raumuo. Jeigu tu palaikai tą raumenį, tai reiškia, kad jisai veikia. O aš pasuksiu dar truputėlį kitaip. Kartą į metus, mėnesiui 2 aš važiuoju į kalnus. Mano čia tokia aistra yra. Būna per žiemą, per kalėdas, per naujus, reiškia, kai nieko nevyksta. Ir šitą visą, aš kada grįžtu iš tų kalnų, pas mane paprastai būna tos mano asmeninės konsultacijos. Aš pirmą dieną sėdžiu su žmogum, po 2 mėnesių aš galvoju, blemba, kaip jas reikia daryti. Ne, nu nėra taip, kad aš ten visiškai pamiršau, kaip ir esmę atsimenu, bet va, tas raumuo, jisai kažkuria prasme atrofuojasi, nes tu pakankamai to ilgai nedarei. Tai va čia tas ir gaunas, ar būtų viešas kalbėjimas, konsultacija, kas tai bebūtų. Nu, pati žinai, iš coachingo pusės, ta prasme, kad toks kaip čia mėnesį laiko nepadarai, nes buvai užsiėmus, ta prasme, ir paskui toks jau jauti, kad tos rūdis, ar kaip mes tai vadinsim, ta prasme, jos yra, žinai. O kada tai darai ten 3 kartus per dieną, kiekvieną dieną savaitę laiko, nu, va čia ir gaunasi, kad tą raumenį reikia treniruoti. Yra pasitaikę, kad pamirštum, ką reikia sakyti, ką nori pasakyti. Yra. O kas tada? O tada degtukai praverčia. Degtukai tai yra ta prasme, kad būtent vartymas ir kas liūdniausia, žinai, būna, tu taip gražiai pradedi minti, jau taip eini, jau čia rezimuoji, blem, o kur ta pradžia ir kas čia buvo, žinai. Tai nežinau, viešo kalbėjimo mokymas irgi labai daug tokių gražių saldainių daro. Saldainių tai reiškia, kokie yra tie saldainiai. Pavyzdžiui, jums užduoda klausimą ir jūs nežinote atsakymą. Nu, dabar nėra kažko, tai reikia truputėlį laiko permastyti, pasiruošti, sumesti ten kažką tai galvoje ir panašiai. Tai auksinė strategija, ta prasme, yra, kad tada žmogus jums pasakė tą klausimą, jūs pasimetėt, bet neišsiduodat ir sakot, labai geras klausimas. Ir va čia yra tas laikas, kur mes dabar turėjom laiko pamastyti ir dabar galime apie tai kalbėti. Tai galbūt išduodu paslaptį, bet kiekvieną kartą, kai lektorius sako labai geras klausimas, jam reiškia truputėlį reikia laiko, žinai, kad susivokti savo vidinėse žemėlapyse, kur aš esu, ką aš noriu pasakyti ir panašiai, ir panašiai. Pirmas dalykas. Antras dalykas, ta prasme, labai geras irgi yra antras principas, tai yra, aš kalbu, pamiršau, pervesti kažkokį tai jokelį, prisikabinant prie kažko tai salėje.
Nu, pateiksiu pavyzdį, grinai gyvas pavyzdys. Kalbu, pamiršau tą mintį ir vaikinukas ten truputėlį sukrutėjo, nu tiesiog, va, jam ten kažkas tai. Ir aš pasisuku ir sakau, kažką norėjot paklausti, jisai ne, tada aš dar kažkokį juokelį, mes ten pajukavom ir paskui aš nušokau visai kitą mintį ir toks, nu, va, kažkaip. Nu, kaip čia, nesididžiuoju savim, bet, nu, tiesiog, va, kas esat kalbėję viešai, žinot, tai yra pakankamai intensyvų, tu turi laikyti tą planą, kur tu turi nueiti, kur tu turi pareiti ir panašiai ir panašiai. Ir šitą visą klausimą tada tikriausiai natūraliai iškil toks, ar naudoti slaidus. Tai pirmas ir pagrindinis yra, jeigu naudojat slaidus, nedarykit slaiduose tos nesąmonės, kur būna viskas surašyta. Ir tada tas žmogus, kuris skaito paskaitas, viską ir perskaito, kad parašyta. Ir tada toks, kokio pypto atsiųsk man slaidus, aš pasiskaitysiu namie pats. Va, tai jeigu rašotės, ta prasme, būtų labai gerai, kad tai būtų tik tai jūsų bullet pointai, nu, ta prasme, va, kas esmė, ką jūs norit pasakyti. Bet tą visą reikalą išskleist, apskleist, užskleist ir, ta prasme, davest ir nuvest, va čia vis tiek turėtumėt jūs, tai tada dar kažkiek tai yra gyva, nes prie kitų aplinkybių, nu, yra tekę būti tokiuose profesinėse irgi tam pranešimuose, o kai jisai skaito, tai iškart neįdomu, ta prasme, ir tu galvoji, kažkur reikėtų išeiti, kažką paveikti. Tai va, tai slaidai, o jau kaip aš suprantu žmogaus tą jau tokią aukštesnį lygį viešam kalbėjime, jisai nenaudoja slaidų. Jisai nenaudoja ir tada klausimas, o kaip, pavyzdžiui, aš pasiruošiu prezentacijai, jeigu ruošiuosi. Aš susirašau 3 esminius dalykus, ką aš turiu perduoti, 3 esminiai punktai, tas. Tada prie kiekvieno iš tų 3 punktų aš dar pasirašau 3 subkategorijas. Nu, kaip reiškia tą pagrindinį vieną punktą, gali apibrėžti 3 kažkokie tai. Ir šitą visą reikalą, ta prasme, aš pasikartoju. Nu, perskaitau šiandien, ta prasme, prezentaciją po 4 dienų, ta prasme, rytoj paskaitysiu, skaitau. Ir paskui, kad aš esu prezentacijoje, aš esu vizualas, tai reiškia, aš prie save tą lapelį matau. Viskas. Ir aš greitai einu pagal šitą. Yra tekę, kad pasirašy vieną scenarijų, o nu, tiesiog mintis nušoko ir pasileidai pagal flow. Nu, taip žiauriai nebūna. Ne, būna, kad ta konkreti mintis nutrūko, bet vis tiek išliekam temai. Ir paskui netgi būna, kad jau čia atsipalaidavai, nuėjai dabar į kitą mintį ir staiga tau grįžo, ką tu ten nepabaigai sakyti, tada taip specialiai ir grįžti ir sakai, beje, ten nepabaigiu pasakyti. Pasakai, ne, kad ten, žinai, pradėtume apie karves ir nueitumėm į batus, tai ne, čia pas jūs merginos tai būna. Būna. Nu, ne, ir jums normalu tikriausiai, aš grįžtu namo, pavyzdžiui, žmona yra namie, žmonos draugės yra namie, ta prasme, tai aš nesuprantu, praeini pro kambarį, ten kažkur nori išeiti lauką, girdi, kad tema yra apie batus, grįžti iš lauko, jau girdi ten apie lūpdažius, toks pas jūs ten taip šokinėja, kad, jo, bet čia granai matau, nes patyrus kaip yra, jeigu susitinka vyrai ir kalbamės, nes, pavyzdžiui, apie padangas, tai žinok, visa tema bus apie padangas. Jeigu kažkuris ten pradės, ta prasme, apie soliariumus, ta prasme, jisai greičiausiai su tais vyrais pirty nebus, ta prasme, nes vyrai turės įtarimų, žinai. Tai šitą visą ne, pas mus, žinai, jeigu dabar įsitraukiam padangų dėžutę, kalbam tik apie padangas. Ir vyrai temų nemiksuoja, žinai. Tai va, iš to ir gaunas, ta prasme, kad sako, vyrai labiau toks iš taško A į tašką B, grandinė, logika, bla. Moteris jūs ten kaip emociją nuneš, taip ir bus. Tai jums šokinėti per 8 temas, ta prasme, tai yra normalu. Tai jo, tarpusavį kalbant normalu, bet iš tikrųjų viešajam kalbėjime tai gal truputį ir iššūkis likt vienoj linijoje ir nenukrypti nuo scenarijaus. Nebūtinai visai iššūkis, ta prasme, aš pasuksiu truputėlį kitaip. Dar viena iš tų technikų, kur irgi labai gražiai neutralizuoja publiką, tai yra tokia technika, kur jūs įtraukiat publiką į paskaitą. Nu, ką reiškia įtraukiat? Irgi kartais naudoju, ta prasme, specialiai, netgi tam pačiam publikos apšildymui. Tai pavyzdžiui, ateini, sakysim, ir klausia. Pakelkit rankas, kas iš jūsų neturit vaikų. Ir visiems toks turim, neturim. Ten kokie 2-3 pakelia, ta prasme. Tada paklausiu, pavyzdžiui, kažkokios tai tokios temos, kaip kas ten turit mergaitę arba berniuką, jau tada kiti kelia. Ir tada jau aš įvedu savo pirmojo kelią, kur aš sakau, kažkodėl tas vyrukas, kuris kėlė, kad jis neturi vaikų, kai kalba išėjo apie mergaitės, jis irgi kėlė ranką. Visiems būna linksma arba ne. Jeigu ne, tai jau fiksuoja, pirmas jo kelias nesuveikė. Tada einam prie kito. Bet koks yra įdomus dalykas, jeigu kalbant apie tą patį coachingą arba bet kokią kitokią sistemą, kada įtrauki žmonės ir duodi jiem patiems kažką tai daryti, prasme, jie labai kaifuoja. Ir jie labai daug įsineša. Tai iš principo netgi kitą kartą sakau, jeigu ten trūksta tos drąsos ir visą kitą, galima prisigalvoti tokių dalykų, žinai, kur jūs maksimaliai įtraukia tą publiką iš tą visą žaidimą. Ir tada automatiškai, prasme, jie tokie jaučiasi, kaip sudalyvauja toje paskaitoje. Žinai, dar labai dažnas viešo kalbėjimo mokytojas, ekspertas tokį patarimą dalina, kaip drąsiau kalbėti, būk savimi.
tavo mintis apie tai? Čia geras pasakymas yra, tik tai aš manau, kad jisai iki galo nepaaiškintas. Ką reiškia tas būk savimi? Pavyzdžiui, jeigu aš Violetos paklausiu apie 19 amžiaus sovietinio žemės ūkio įtaką ten muziejuose kažkur tai, ta prasme, šitos pusės spaudžia, kad tai yra ta tema, kurios tu nežinai, tau bus žiauriai sunku kalbėti, nebus to tokios flow būsnos ir visa kita. Bet jeigu aš užkabinsiu teisingą temą, tai, pavyzdžiui, nežinau, ten, kaip coachingas gali pakeisti žmogaus gyvenimą, ten, arba ką reiškia tas gebėjimas savo užduoti teisingus klausimus ir panašiai, vėliau tai reikės stabdyti. Aš į kurią pusę noriu, būkite savimi, tai reiškia, niekada nesirinkite tų temų, kurios ne jūsų. Kitaip kalbant, reiškia, nesirinkite tų temų, kurių jūs nejaučiat. Ir jeigu ta tema yra ta tema, kurią jūs jaučiat, su to kalbėjimu, kalbant iš tos tokios vidinės pusės, ar tai bus iš širdies, nebus problemos. Kiekvieną kartą pasirinkite temą, kurioje nesat užtikrintas, kurioje nesat įsitikinęs, kurioje nesat kažkiek turi tos ekspertizės. Ir nereikia netgi ekspertizės, bet jeigu nėra tos, kaip čia, praktinės patirties tame, kalbėti bus labai sunku. Tai venkit tų teorijų, ta prasme, tas būkit savimi, tai reiškia, nemeluokit savo pasirinkdami temą ir nemeluokit savo kalbėdami. Ką reiškia dabar tas kalbėdami? Pavyzdžiui, mano natūrali kalba tai yra tokia, nesakysiu, kad gatvinė, bet pakankamai tokia su slengu, su visokiais tokiais PH bairiais ten, arba ten, sakysim, nesusikalbat su vyru, tai parodykite jam laivo atvirutę ten ir panašiai. Tokie mano juokeliai. Kaip ir minėjau, ne visai tinka verslui, bet aš į tą pusę ir spaudžiu. O dabar staiga, sakysim, mane pasikviestų Lietuvos ten akademikų sąjunga ir man reikėtų kažką tai ten tokio pristatyti, tebūnė ta pati veidoskaita, bet būtent moksliniam kontekste. Ir aš tada kalbėčiau, kad šiame hiperbolizuotame pasaulyje, kada ten žvaigždės ten kažkur tai suka, ta prasme, what the fuck, kaip sako anglai. Tai iš to ir gautų, ta prasme, ten būtų pats šūdiniausias pranešimas už tai, kad nebūtų to, ką aš jaučiu. Tai tema liktai ir ta pati, veidoskaita. Tai tą pusę spaudžiu, ar tai būtų jūsų kalba, ar tai būtų jūsų tas, toks, būti savimi, tai reiškia nebandinti vaidinti to, ko tu nesi. Tai, pavyzdžiui, kalbėjimas kažkokio labai aukštų registrų, akademiniais žodžiais ir panašiai. Jeigu jie jums nėra natūralūs ir buitį jūs nekalbat, tai automatiškai, ta prasme, tai bus iš karto jaučiama ir pačiam bus sunku, nes specialiai reikia kažkur save laužyti. Tai iš to ir gaunas, būti savimi, tai yra nemeluoti savo su tema, tai turi būti tavo kažkokia tai forma, ta prasme, ir nebandyti, ta prasme, kažką tai pritemti ant žodžių registrų, ten centre ir panašiai. Bet tada fainai, tada yra ta autentika. Nes prie kitų aplinkybių, sakau, jaučiasi tas žmogaus toksai sausumas, akademiškumas, kas tai bebūtų. Ir vėl per tą pačią brangiausius, kur yra tekę būti tuose teisiniuose kažkokios pranešimuose, tai ten nusišauksiu durų rankeną, ta prasme, kiek nuobodu. Žmogus galbūt gilus, ta prasme, informacinė prasme, bet kaip čia neturi to gebėjimo pateikti visiškai. Kitas tą patį ten kriminalinį nusikaltimą kažkokį gali taip skaniai pateikti, žiūrėsi kaip dokumentinį filmą. O tas tiesiog pasakoja, ten gilzės ilgis toks, Jėzus Marija, apie ką čia? O kiek tame vaidina, sakykime, savivertės klausimas? Sakyčiau, kad niekiek, paaiškinsiu iš kito galo, ką pati paminėjai su to reiškia muziejum, kai tu viešai prisipažinai, žinai, kad tu ten bijai arba yra pirmas kartas, balsas ir drebėjo, ta prasme, tai klausimas, kaip čia buvo su savivertė, tai buvo -10, tai kažkur buvai palei plintusą, ne? Bet šita visa publika su to neturėjo problemos. Tai tą pusę spaudžiu, kad publika priima ir pelenę, bet jeigu dabar kalbame priešingą pusę, pavyzdžiui, perdėtą savivertę, publika reaguoja žymiai griežčiau ir žymiai, kaip čia pasakyti, ne tai, kad šalčiau, bet atsargiau. Aš manau, kad esi buvusi pranešimuose, kur kalba kažkoks toks, žinai, ten hiper savim pasitikintis, ten virš debesų skraidantis ir, jisai tas pats plintusas, bet tas plintusas toks aukštas, kad jo nesimato, žinai, ta prasme. Bet jisai taip save pristatinėja, aš čia pakeičiau pasaulį, aš padariau tą, toks apsimetu klausai, galvoju, kažkur čia yra tas, kaip čia, numirusi pelės motina pirma raidė Ž. Ir tada ir gaunas, ta prasme, kad šitą visą toks, ten daugiau to feiko jaučiasi. Bet kad taip tiesiogiai būtų kažkokia koreliacija, ne. Atsakysiu kitaip. Svarbiausia realiai suvokti, kokia ta mano savivertė, kaip viešo kalbėtojo, ir nemeluoti savo. Tada automatiškai sekančiam žingsnį nemeluoti kitam. O tai ir yra. Jeigu tai mano 2, 3 pranešimas, ta prasme, aš dar visų pampersais vaikštau, ta prasme, tai būtų labai fainai pasakyti, kad klausykit chebra. Čia dar tik 3, ta prasme, prakaituoju kaip ir per 1. Atleiskit, jeigu bus kvapas ir visa kita, žinai. Nuo prakaito. Ir viskas, ir publika išsilydo, ta prasme, ir tada su to viskas yra okei. Bet jeigu, sakau, save apgaudinėjau, okei, dabar jau čia 3, ta prasme, aš jau čia dabar parodysiu, neparodys. Tai šitoj vietoje netgi galima sakyti taip, kad geriau būti silpnesnėje toj pozicijoje, žinai, nebijot būti tame, žinai, tada, sakau, daugiau bus to tokio šilto prieimimo.
Dabar pabandykime apsukti iš kito galo ir įsivaizduokim tokį pranešimą, kur žmogus jau yra gerai pažengęs, bet kaip ir pirmą kartą jisai atsiprašinėja ir sako, aš labai ten silpnai kalbu, ir jis tai parodo nuostabią kalbą, visi sakys, wow, kuklus berniukas. Tai aš šitą pusę spaudžiu, kad kuklumas tikrai puošia ir kuklumas tikrai, kalbant apie viešą kalbėjimą, yra privalumas, negu kad kažkokia ten arogancija. Aš čia nevardinsiu, bet yra Lietuvoje tokių 1, 2, 3 mano žiniomis su perdėta savivertė pranešėjai. Nu, tai jų klausai, ta prasme, ir kažkodėl kyla tas, kaip kad Katinas mano sako, tas kamuoliukas kyla, neaišku kodėl. Tai va. Bet šitą visą, kiekvienam savo. Jo, kaip ir sako, iš tikrųjų, žiūrovai galbūt neatsimins, ką pasakėjai, bet atsimins, kaip jie jautėsi. Būtent, kaip tu pasakai, tai reiškia iš to ir išeis tas pats jausmas. Tai jeigu tu ten ateini, žinai, uždominuoji šokio aikštelę, koks aš fainas su jais visi čia tokie, žinai, žemės vabalai, tai tada automatiškai taip ir jausi, žinai. Nes kas yra įdomu, čia jau tokie psichologiniai tyrimai, bet visi žmonės turi savyje, koks jisai bebūtų, jisai turi tą tokį suvokimą, kas yra tas lygybės jausmas. Ir kada jisai jaučia, kad kitą, žinai, virš jo bando dominuoti. Čia, žinai, ta žmonių kategorija, kur valytoja niekina, o prezidentui lenda į minkštą vietą, žinai, tai toks šokinėjimas, žinai, kai turėtų būti, abudu lygioje kažkur tai pozicijoje, tiek valytoja gerbiu, tiek prezidentą gerbiu, bet nei vienas yra nei aukščiau, nei žemiau, žinai. Tie tokie rudnosiukai profesionalūs, ta prasme, tai jie, žinai, labai dažnai mėgsta tą amplitudę iššokinėti. Okei, užlipom ant scenos, pakalbėjom, kita tokia aktuali tema, daug iš tikrųjų kolegų pasakoja, vidinis kritikas įsijungia po kalbėjimo. Galėjai pasakyti tą, ten galėjai čia taip, gal geriau. Net pasakoja viena, sako, aš kiekvieną kartą užlipu ant scenos, nulipu ir sakau, viskas, paskutinis kartas. Nes paskui įsijungia tas toksai savęs špilkavimas, bet jinai vis, apsipranta, lipa toliau. O šitą visą iš dviejų pusių atsakysiu. Pirma pusė tai yra ta, kad tas savikritikas yra gerai. Dėl ko? Turiu ir aš tą patį. Žmona dažnai klausia, sako, kaip, bet jinai klausia iš kurios pusės, ar man patiko pačiam. Tai, pavyzdžiui, kiek esu skaitęs pranešimo, iš 10, 7, 8 man pačiam nepatinka. Techniškai viskas gerai, ten, žinai. Bet šitą visą, aš asmeniškai nesu patenkintas, kaip buvau suplanavęs įskleistą temą ir kaip aš ją įskleidžiau, nesu iki galo patenkintas. Ir dabar, ką man tai duoda? Čia aš manau, kad šitas dalykas yra gerai dėl to momento, prisiminkim tos, reiškia, kaip čia pasikėlusius ten virš plintuso. Jeigu nebūtų šitos savikritikos, nueiti virš plintuso yra labai greitas kelias. Nes aš manau, ką turi tie vyrukai, kurie ten danguje skraido, tie Dariai ir Girėnai, ta prasme, tai pas juos jau nebėra tos savikritikos. Nes pati suprantate, ta prasme, kol, pavyzdžiui, aš kažką tai darau, klausimas yra toks, ar aš skaitau save ten kažkokiu ten super duper gerų toje veidoskaitų? Nepakankam. Kas 5 metai pas mane būna blemba viskas, ta prasme, nebesuprantu, noriu išeiti ir noriu kažko naujo. Aš atrandu naują levelį. Tada išvalgau naują levelį. Vėl toks turminį, kad mano subjektyvia nuomonė žmogus turi būti visada nepatenkintas, tada jis turi ko siekti. Grįžkim prie tų pačių santykių, pavyzdžiui, Violeta, sakysim, turi antrą pusę. Ir kada jinai su antra pusė, jeigu sako, pas mus santykios viskas fainai. Šakas, jau galima rašyti pareiškimą skyrybų. Dėl ko? Viskas fainai. Bet kada jis sako, čia norėčiau pasitemti, čia norėčiau, kad jisai pasitemtų, čia padaryta, čia padaryta. Dar tada tie santykiai turi galimybę kažkur tai augti. Tai lygiai taip pat yra su viešu kalbėjimu. Tol, kol aš turiu pastabų savo, aš turiu dar kur tobulėti. Kada nebėra pastabų savo, prisipučia patinę lūpą ir sakau, ką, žemės kirminai, dabar paklausysit mano ypatingos kalbos. Ir kalbu ten, jūs niekšai tokie ir tokie, darykit tą ir tą, ir tada bus tas ir tas. Dievas pakalbėjo, Dievas išėjo. What the fuck? Ne. Tai rezumuoju. Būti nepatenkintų savo kalba yra okei, tik tai neikite į tą pusę, kur ta mergina, kur saviplaka, ten gyvenime daugiau to nepadarys, čia biškiai ekstremalu. Čia aš jau manau, kad nematęs tos merginos, bet iš kalbos galiu spėti, kad čia yra ta panelė perfekcionistė, kur arba tobulai, arba pasilaidoja. Ne. Fainai, kad siekiam tobulumo. Ir kaip minėjau, sakau, tai yra ta erdvė, kurioje galima augti, bet šitą visą nereikėtų taip save ten iš karto žudyti. Ne. Bet save kritikuoti yra gerai. Kas tai bebūtų santykiai, tai, kad tu darai profesinė erdvėje, viešas kalbėjimas, tol, kol tu turi savo pastabų, yra erdvės, kur augti. Taip, kad kritikuokit save, nusipirkit bizūnėlį, o paskaitos kokybiškai. Nežinau, ar pas mane užstrigo Facebookas, nematau iš tikrųjų klausimų.
Kolegos, uždavinėkit klausimus jo, nes jeigu nebus Mm. klausimų, tai mes va pasikalbėsim. Violeta gaus visus atsakymus ir mes tiesiog dėsim tašką. Mes pasikalbėsim. Tiesiog dėsim tašką jo, ir eisim gerti arbatos. Nu, iš tikrųjų, ilgai šnekam. Jeigu nebus klausimų, tai gal tada pereikim prie palinkėjimų. Mūsų grupiokam. Ką palinkim? Taip, ką aš norėčiau palinkėti. Grįšiu galbūt į pradžią. Grįšiu į pradžią iš to kampo, kad, nu nežinau, aš tikriausiai iš vyriškos perspektyvos kalbu, čia merginom galbūt tai nėra privaloma, o galbūt ir privaloma, bet iš kito galo labiau iš tokio moteriško, kaip smalsumo, o vyrams tai privaloma iš tos pusės, kad save nulaužti ir nugalėti. Tai dar kartelį kartuoju. Geriausias charakteris yra jokio charakterio. Tas pasakymas jokio charakterio, tai reiškia visą savo charakterio savybės aš turiu išvystytas iki tiek, kiek aš noriu. Ir nei viena savybė pas mane nėra minuse, tai reiškia, aš nuo jos nesu priklausomas. Nu, pavyzdžiui, tas pats viešas kalbėjimas, galbūt niekada ir nebūsiu tas viešas kalbėtojas, bet gebėti tai daryti, automatiškai tai labai jūs atpalaiduoja, tai labai atveria daug durų, tai suteikia daugiau galimybių, bet galite ir visą gyvenimą to nenaudoti. Bet jūs jau turite tą savybę, su kuria jūs galite kažką tai veikti šitam gyvenime. Lygiai taip pat su bet kuria savybė. Žmogui, kuris yra darboholikas, aš visada rekomenduoju išmokti būti tinginiu. Priešingai tinginiu, ta prasme, rekomenduoju išmokti būti darboholiku, bet ne ta prasme, kad ta savybė tave valdo tau miegant, ne, tu renkiesi. O šiandieną būsiu profesionalus tinginys, tai reiškia, sėdėsiu terasai, gersiu visą dieną ten rozavyną, ta prasme, nieko neveiksiu. Kitą dieną reikia padirbėti, ta prasme, aš galiu varyti nuo ryto iki vakaro ir tai automatiškai ir gaunas, ta prasme, geriausias charakteris, jokio charakteris. Tai va, tai merginos tai gali padaryti iš smalsumo, kaip čia galima save nulaužti. Vat, įdomu. Vaikinai tai gali padaryti, ta prasme, kaip greitai aš save galiu nulaužti. Tada. Tai va, tai linkiu visiems pabandyti, pagalvoti apie tai, kaip padaryti taip, kad jūs neturėtumėt jokio charakterio, tai reiškia, turit visas savybės ir tiesiog, va, kokią reikia, tokią programėlę ir įsijungia. Tada, koks tavo palinkėjimas? Aš nuo savęs iš tikrųjų palinkėčiau tada to smalsumo. Ir ne tik tai merginam ir vaikinam, jie kitaip tą smalsumą išnaudoja, bet, sakykime, su tuo smalsumu labai daug ką galima padaryti. Ačiū tau labai, Žydrūnai, kad pasidalinai, prisijungiai, pabendravom. Žinai, aš turiu tokį įtarimą dabar, kas žiūrės Žydrūno pristatymus, kažkokius paskaitas, jau kitaip žiūrės tave, žinos visus tuos paslėptus dalykus. Jo, gali būti. Ne, tai aš irgi, nežinau, kaip tai žiūri, bet šitą visą, aš kada esu konferencijos, aš kai klausau lektoriaus, tai tema labai retai būna įdomi, čia be jokio pasikelimo, daugmaž visos jos tos panašios. Bet visada žiūri būtent jau į techniką, į savęs laikymą, į gebėjimą pralinksminti publiką, toks jo, labiau žiūri iš tos profesionalios pusės. Nu ir manęs čia, žinai, klausia, sako, tokiai, tu dabar esi tas veidos kitos specialistas, tu eini gatve, tipo, ir ką, neskaitai žmonių, skaitau. Ir tada visi klausia, o tai neužknisa? Ne, sakau, prieš tai buvo tiesiog minia žmonių, o dabar, sakau, prieš mane vaikšto labai daug tokių įdomių knygų. Nu, va, ten galiu pasakyti vaikystę, ta prasme, va, koks tugnuojantis charakteris, ta prasme. Prieš tai buvo tiesiog praeinantys žmonės, o dabar tai yra kažkom tai įdomus žmonės. Ir jeigu, va, pavyzdžiui, šiandien irgi buvo prekybos centre senukai, pirkau kopėčius. Čia prie namo reikia kažką paremontuoti, bet buvo mama su mergaitė, kuri turėjo ypatingai didelį veidą. Nu, ir aš nepatingėjau, prie ir paklausiau, sakau, labai atsiprašau, nesupraskit kreivai, sakau, bet noriu paklausti, nes tam tikros srities esu specialistas, gal galite pasakyti, kiek mergaitė metų ir kodėl pasiveidas toks. Negražiai gavosi, bet mama nesupyko, nes aš atsiprašiau, ten mergaitė su tokiu keistu Dauno sindromu, kur labai išdidina visus bruožus. Nu, va, kaip buvo įdomu. Tai va, kaip čia sako, už įdomų veidą ten, žinai, galiu daug atiduoti. Ne, aš ta prasme, kad ir man mokiniai siunčia, ir pats ieško, bet ta prasme, toksai, nu, gatve, jeigu ten kažkur labai įdomu, tai aš ir pakalbinsiu, ir paseksiu, ir pasišnekėsim, ir panašiai, ir panašiai. Va, tai man gyventi įdomiau. Supratau. Iš tikrųjų, žinai, smagu, kad tu nulaužiai tą gamtos kodą, tą nepatogumą, tiksliau patogumą nekalbėti, paverti į, kaip čia pasakyti, savo, bet nežinau, kaip čia įvardinti. O tu užvedė dar vienos minties, ta prasme, nu, aš apie tos palinkėjimus, ne, tokį dar vieną galbūt pridėčiau, ta prasme, jeigu mes galim žmonės skirstyti intravertus, ekstravertus, tai aš dar truputėlį kitaip pasuksiu, galima žmonės skirstyti į tuos, kurie mėgsta nepatogumą,
koks jisai bebūtų. Ir į tuos, kurie siekia komforto ir patogumo ir jokią formą nenori eiti nepatogumą. Tai aš asmeniškai save priskiriu prie tų, kurie nepatogume kažką tai atranda. Nes, kaip ir minėjau, sakau, tas savęs kritikavimas, tai ir yra galimybė augti. Tai lygiai taip pat tas nepatogumas, ten yra galimybė augti. Nes patogumas, komfortas, tai reiškia, dabar, kai nežinau, kas čia, alaus pilvas, guliu terasui, visi reikalai išspręsti. Čia mano draugas toks vienas buvo, reiškia, sakė, iki 40 metų, ta prasme, turiu išeiti šitą visą į tą pensiją, ten pirko antai, investavo ir visą kitą, ir visą kitą. 39 palaidojo. Nežinojo žmogus, kad taip jau suplanuota, bet kažkodėl jam iki 40 reikėjo. Tai aš į kurią pusę ir spaudžiu, kad šitą visą nepatogume yra tas tobulėjimo, augimo, transformacinis patogumas. Ir visi variantai yra geri. Pažįstu žmonių ir turiu savo aplinkoje, kurie nesiekia to nepatogumo. Okei, kiekvienam savo. Bet aš manau, kad čia susirinko į tavo tą grupę tie žmonės, kurie vis dėlto yra tie tokie, kaip čia, nepatogumo sadomazochistai. Tai reiškia, ta prasme, turi biškis skaudėti, turi būti kažkur nepatogu, žinai, ir tada aš noriu kažką tai. Ir kalbant apie gyvenimą, jeigu dabar tai filosofiškai pabaigai pareziumuojant šitą visą, nežinau, ar jūs tą priimat teiginį, bet man asmeniškai tai labai tinka, mes visi atėjome iš tą žemę mokintis. Ir mokiniai yra dviejų rūšių. Vieni iš mokinių yra tie, kurie savanoriškai patys mokinasi, kelia ranką, žinai, ir kažką bando ir ten eina į tą nepatogumą. Ir yra tie mokiniai, kurie patys to nesuvokdami savo tyliai sako, bus tų gyvenimų. Bus tų gyvenimų. Tai visi variantai yra geri, kiekvienas mes turime savo greitį, savo tą, bet man asmeniškai ta mokinio pozicija šitam gyvenime tai labai patinka, ta prasme, ir labai taip duoda tokį, kaip, yra smalsu ir įdomu, žinai. Aš kai sutinku, pavyzdžiui, žmogų, kuriam 65 metai ir jis sako, aš viską jau mačiau, aš sakau, tuo kastuvu aš tave užkasiu. Žmogus jau gyvena, viskas, jau jam nebeįdomu. Man dar kol kas įdomu. Dar yra, kad man šiandieną, pavyzdžiui, reikia išmokti nežinoti, iš vis kosmosas. Ir to reikia, aišku. Tai apie patogumą, nepatogumą kalbant, pas tave berods Patreon kanale yra labai gera mintis parašyta. Nedidelis nepatogumas šiandien, didelis patogumas rytoj. Tada, čia kažkokia yra, nežinau, irgi galbūt filosofo įsireiškimas, bet logika yra tokia, ar mes paimsim fizinį kūną, tai aš šiandieną nepatogiai ten pakilnuoju tą ganteliuką ir liktai nepatogu, nenorėčiau, kam to reikia. Bet kaip, irgi man vienas labai patiko, aš stebiu tokia, reiškia, vadybos specialistais, man labai tokių gražių įžvalgų duoda. Ir jo klausė kažkoks įmonės vadovas, sako, taip, kaip ten išmokti planuoti laiką, jeigu aš esu tinginys. Jis sako, klausyk, sako, tu padaryk bent vieną darbą per dieną kokybiškai, bent vieną darbą per dieną kokybiškai. Ir tu įsivaizduoji, sako, metus yra 365 dienų, 365 darbai per metus. Jėzus, kiek tu daug gali padaryti. Bet kad tu, sako, tu ateini ir pamatai savo tą darbo grafiką, ten 8 tie visi reikalai, tau nusvyra rankos ir tu ne vieną nedarai. O aš tau sakau, tu padaryk vieną darbą per dieną. Ištisus metus ir finale tu gausi 365 darbus. Va čia ta tokia auksinė logika reiškia ir ten tas pats momentas ir buvo, kad, sako, mažas nepatogumas šiandien, lygų labai didelis patogumas rytoj. Tada. Tai okei, su šitą mintim gal ir pabaikim. Klausimų nėra, rašo, viskas įdomiai klausosi, kad nėra net ko paklausti. Tai visi intravertai susirinko ir jie bijo klausti. Tai viskas tvarko, intravertai pasims, išsinagrinės, pasibus su tuo, gal paskui vėliau ateis klausimų. Būtent jie dabar ieško to vidinio santykio su šitą informaciją, reiškia, nori pajausti. Ekstravertai jau senai viską suprato, jau stovi ant scenos, jau kalba, naudoja tą laikymo techniką, su lygintuvu atvarė ant scenos, jie jau dirba. Ekstravertai tai čia greitai. Gerai, dėkui Žydrūnai, dėkui klausytojam ir tiem, kurie įrašą klausys. Jeigu bus kažkokių klausimų, galite rašyti, jeigu aš galėsiu atsakyti, aš padėsiu, jeigu ne, perduosiu Žydrūnui, gal jisai dar pakomentuos kažką. Tada. Iki kitų kartų. Iki.